Vargsti, nes nuolatinis informacijos srautas atsiliepia tavo savijautai ir geroviai. Tai jauti nepaaiškinama, nežinia iš kur atsiradusi nerimą, tai prisipirki nereikalingo šlamšto ar susierzinę apgautas clickbaitinės antraštės. Papasakosiu, kaip apsaugoti galvą įjungiant kritinį mąstymą. Tai yra nustoti kimšti ją viską iš eilės ir pradėti mąstyti aktyviai. Tau reikės pradėti tikrinti informaciją, vertinti teiginius, o savo nuostatas, sprendimus ir elgesį pagrįsti loginiais argumentais ir faktiniais įrodymais. Tai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti. Tau nereikės tapti vaikščiojančią enciklopediją, kad galėtum mąstyti kritiškai, nes gebėjimas atsiminti daug faktų ir kritinis mąstymas ne tas pats dalykas. Paprastai kalbant, jei sugebėsi suvokti, kad informacija, kurią YouTube dalinasi nepripažinti ekspertai, o ponas ar ponė niekas, nėra faktas, o tik nuomonė arba tiesiog pezalai, to pilnai pakaks. Apsauginiam smegenų filtrui tai reikia 3 paprastų žingsnių. 1. Stabtelk. Antraštė šokiruoja. Vaizdelis atrodo nerealus, susinervinai, išsigandai, labai nustebai ir apsidžiaugai, nes gavai žinutę, kad laimėjai loterijoje, kurioje niekada nedalyvavai. Tai pirmas ženklas, jog ką tik susidūrei su potencialiais skydalais. Abejok ir mąstyk. O jeigu tai netiesa, ar tai iš viso įmanoma? Geram filtrui reikalingi tvirti argumentai ir su man atrodo arba kažkur skaičiau, niekaip neprisuksi. Tikrink šaltinį. Kas platina informaciją? Ar šaltinis patikimas? O dar svarbiau, ar jis tikras? Ar kiti autoritetingi žmonės bei kanalai taip pat dalinasi šią informaciją? Tik tiek. Ir tavo smegenų filtras veikia. Atmink, niekas negali kritiškai mąstyti už tave. Tai darbas, kurį turi atlikti savarankiškai. Tačiau tau nebūtina to daryti vienumoje. Sek smegenų higieną, nes kitame video papasakosiu, kaip tikrinti informaciją ir šaltinių patikimumą. Iki!